Juozai. 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 Ar girdi mane? Ar girdi mane? Juozai. Juozai. Kaip tu? Kaip suprast? Nu, kaip suprast, nu, kaip tu jauties? Kaip normalus žmogus šūdinai. O kaip žmogus ką tik nušovęs kitą žmogų. Ir dar sužinojus, kad kažkas kitas apie tai žino, tai visai normaliai. Supratau. Tai pasiruošti važiuoti? Kur? Nu, reikalus tvarkyti. Ar tu įsivaizduoji, kad čia viskas taip savaime išsispręs? Nu, ne, neįsivaizduoju. Nu, tai judam. Gal gali pagaliau pasakyti, kur mes važiuojame? Tuoj viską pamatysi. Mes prie policijos? Tai visgi Kamilė. Visgi Kamilė.
tipo rankas aukštyn. Tai ne, žemyn. Žinai, man sakė, kad į šitą tačką įsilaužti neįmanoma. Galėsi pretenzijas paskui pardavėjų pareikšti. Sakai, turėsi progą, nenušausi. Čia nuo tavęs priklauso. Klausyk manęs, gražiai elkis ir viskas bus okei. Važiuojam. Tai koks maršrutas, nes... Kas nes? Ne, viskas tvarkoja. Kas nesakyk? Tiesiog mano mašina turi standartinius maršrutus. Jeigu nukrypsiu nuo kelio, tai sistema gali gauti signalą, kad kažkas ne taip. Okei. Kur pagal maršrutą turi važiuoti, kad nenukryptum nuo kelio? Namo. Tai viskas. Važiuojam namo. Važiuojam. Iš kur tu taip išmokai su mašinom? Ką? Ne, sakau, retas moka taip lengvai įsilaužti, ypač į tokias mašinas. Važiuok tik tais. Ne, nu čia kaip tik seniai respektas, aš sakau, kad tu taip. Klausyk, užsičiaupk ir važiuoji, supratai? Gerai. Supratau. Aš tik noriu pasitikslinti. Tu tikras? 100%. Aš suprantu, kad aš gal per daug klausinėjau, bet aš noriu būti tikra. Iš kur tu 100% tikras? Tas profilis, kur tau žinutę siuntinėjo. Ant to profilio yra tatuiruotės piešinys. Pasižiūrėk. Matai? Matau. Va tokią pat tatuiruotę turi Kamilė. Bet tai čia... Kas bet tai čia? Čia visi tavo įrodymai. O kokių tau reikia dar įrodymų? Kad neateitų pabarbentų į stiklą ir sakytų, taip, čia aš padariau. Kiek laiko praėjo nuo paskutinio užpuolimo, ką? Bet Rimai, o jeigu čia kas nors kitas specialiai dangstosi Kamilę, specialiai nori, kad mes galvotume, kad tai yra Kamilė. Brangio, aš suprantu, kad tu daug filmų prisižiūrėjai, bet kartais gyvenime viskas yra paprasčiau. 2 + 2 ir yra lygų 4. Ir nereikia sliekų ant asfalto ieškoti. O va ir Kamilė. Matai, kai žiovauja. Kažkas naktį matyt neišsimiegojo. Pametėm ją iš vaizdo. Mes nepametėm jos iš vaizdo, specialiai paleidėm ją iš vaizdo. Kaip suprasti? Nu, taip ir supras, kad jinai mūsų nepastebėtų. Kaip suprasti? Aš jau nieko nebesuprantu. Iš kur tu žinai, kur jinai važiuoja? Namo jinai važiuoja, kur jinai daugiau važiuot. O jeigu ne namo? Namo, tu gali man šitos reikalus palikti, aš sutvarkysiu. Galiu. Bet žinai, paskutinį kartą, kai reikalus palikom tvarkyti tau, tai viskas baigėsi tuo, kad pas mane atsirado nelegalus ginklas. Tu su taksu nori važiuoti? Nu, nepyk, karščiuojamas. Viskas gerai. Bet šiaip tai ne paskutinį kartą. Ta prasme. Nu, ta prasme, tu pasakei paskutinį kartą, o kai aš tau daviau ginklą, po to dar buvo kitų reikalų. Čia bairis tas. Tipo bairis. Turėjo būti juokinga, ne? Nu, tai tavo bairis, tai turi juokas.
Nesuprantu, tai mes atvažiavom čia per visą miestą, sekėm ją tam, kad pažiūrėti namą? Vika, ramiai, gerai? Tai kur tu dabar eini? O čia kas? Instrumentas kažkoks? Nu, ne visai instrumentas, bet kai meistro rankose, tai galima ir meną sukurti. Tai tu nori pasakyti, kad Kamilė? Vika, mes nelabai turim pasirinkimą. Kiek jinai laiko jau terrorizuoja mus? Čia dabar laiko klausimas, kas pirmieji, ar mes ją, ar jinai mus. Aš negaliu patikėti, kaip viskas taip paprastai ir greitai pradėjo griūti. Kas vyksta su mano gyvenimu? Vika, aš tau paprastai pasakysiu, kol jinai vaikščia šią žemę, ramybės nebus. Nu gerai, tai kas dabar? Laukiam, Ko laukiam? kol Kamilė išeis į balkoną. O jeigu Kamilė neišeis į balkoną? Kamilė visada išeina į balkoną parūkint. O jeigu Kamilė metė rūkyt? Kamilė? Metė rūkyt. Tikrai ne. Nu tebūnie. Jos pačios labai, aš labai tikiuosi, kad jinai metė rūkyt. Nu, matai, ne veltui sakom. Rūkymas žudo. Bet ir tikrai išėjo. Šūdas. Kas? Pasitraukė. Tai pamatė. Ką pamatė? Mūsų, aišku, kad nepamatė. Klausyk, gal vis dėlto nereikia, ką? Gal mes galim visą tai kažkaip kitaip sutvarkyti, gal tiesiog pakalbėkim su ja, ką? Kas čia buvo? Pataikiau. Tu pataikai. Tikrai? Ir kas dabar? Dabar ramybė. Viskas bus gerai.
Nu, atvažiavom, užeisi į svečius. Nifiga, čia kažkas smūtina, ne per lengvai sutikai su viskuo. Kas tau čia per lengvai? Tu man rėmės pušką į nugarą. Man atrodo, čia yra pakankamas argumentas, kad aš tiesiog tylėčiau ir daryčiau viską, ką sakai. Gerai, užsičiauk. Kurk mašiną. Ta prasme. Kurk mašiną, važiuojam. Mes ką tik atvažiavom. Dar pasivažinėsim, kurk mašiną. Mašina, kur kas ten neaišku? Gerai, važiuojam, važiuojam. Oh.